pasaulyje labai daugėja ligų susijusių su ginekologija. Pasaulio gydytojai, Lietuvos gydytojai skambina pavojaus varpais, labai daug moterų serga. Viena iš tų priežasčių yra ir netinkamų įklotų naudojimas, netgi netinkamai juos naudojant. Aš noriu pristatyti anijoninius Faberlic įklotus su vadinama anijoninė juostele ir noriu jums akivaizdžiai pademonstruoti skirtumus tarp įprastinių įklotų ir anijoninių. Aš nesakysiu kokios čia firmos, tiesiog iš prekybos centro nupirkti vienos rūšies, kitos rūšies įklotai ir anijoninė. Mums svarbus įklotas turi turėti 3 pagrindinės savybės: gerą sugeriamumą, sausumo pojūtį ir sterilumą. Tai va, čia pirmas įklotas iš prekybos centro. Čia bus 20. Bet, tarkim, galima rezultatui parodyti, užtenka pilnumoje ir 20. Iš tikrųjų, mes čia. Tai va, čia kitas. Įklotėlis. Ir Faberlic su žalia anijoninė juostele. Čia mes. O čia intrigai padidinti mes supilsime ne 20, o 40. Dvigubai daugiau. Noriu pasakyti, kad Faberlico įklotai sudaryti iš 6 sluoksnių. Iš 6. Tai yra natūrali medvilninis viršus, tada eina medvilninis pluoštas, aš parodysiu. Ir svarbiausia, kad turi vadinamą juostelę anijoninę. Dabar taip. Dabar mes Tai va, dabar žiūrime. Dabar čia mes pripiliam vandeniuko, dedame servetėlės ir paspaudžiame. Čia vienas įklotas, čia antras įklotas irgi, o čia yra dvigubas kiekis, mes spaudžiame ir servetėlė yra visiškai sausa. Dabar mes pasinagrinėkime, ką mes turime. Tai kaip sakiau, yra pirmas sluoksnis, visiškai natūralus pluoštas, medvilnė, labai švelnus. Va, tas sluoksnis yra visiškai natūralus, esančios skylutės absorbuoja visą skystį, užrakina jį viduje. Ir liečiantis su mūsų kūnu, jis yra labai švelnus ir nealergizuoja. Antra labai svarbi, pati svarbiausia dalis yra anijoninė juostelė. Kas yra anijonas? Tai yra oro vitaminas. Tai neigiamą atomą turinti dalis. Kaip jinai veikia toje juostelėje? Norint, kad jinai veiktų, reikalingas judesys, šiluma ir drėgmė. Visą tai mes ten turime. Ir kada mes judame, kada užtenka šilumos ir drėgmės, jinai veikia ir tas oro vitaminas veikia. Reiškia, naikina visas bakterijas, atstato pH, šarmų ir rūgščių pusiausvyrą, kas ir leidžia mums apsigydyti visus uždegimus, visus niežulius, visus paraudimus. Dabar trečia dalis, trečias sluoksnis yra medvilnės sluoksnis, kuris suteikia minkštumą ir komfortą. Tada pati svarbiausia dalis yra specialus absorbentas, kuris sugeria
skystį ir užrakina savyje. Tada aš noriu dar parodyti. Čia yra, aš pripiliau 50 ml vandeniuko, mes įdedame tą absorbentą ir žiūrėsim, kiek dar jisai gers. 5. dalis, vėlgi medvilnės natūralus sluoksnis, o 6. dalis, plėvelė, kuri kvėpuoja, orui pralaidė. Jeigu mes pripiltumėme kažkokį indą karšto vandens ir uždengtumėme, ir uždėtumėm kitų indų, mes matom, kaip jis kvėpuoja. Žinokit, indas aprasoja. Jis yra kvėpuojantis. Mūsų pati svarbiausia kūno dalis nepasilieka šiltnamio efekte, nes šiltnamio efektas ir duoda tą bakterijų dauginimąsi. O dabar žiūrime, buvo 50. Dabar dar vieną dalyką pasakysiu apie įklotus. Kadangi aš dabar šiek tiek būnu Norvegijoje, aš ten ir Norvegijom platinu, ten labai sunku tokį dalyką įsiūlyti. Viena Norvegija, tarp mūsų mergaičių šnekant, pasiskundė, kad jos dienos yra 7, kas yra tikrai nenormalu. Aš pasiūliau šitos įklotus ir pasakiau, pabandykit, jūs pamatysit efektą. Jis surizikavo, kas labai keista iš Norvegijų pusės. Mes susitikom po kokių 5 gal mėnesių ir jinai man sako, tu nepatikėsi, iš 7 dienų aš perėjau į 4. Crazy, begi čia veikia. Žinokit, iš tikrųjų tai veikia. O vandenį vis dar traukia. Tai vat, labai džiaugiuosi, kad Faberlikas turi tokį puikų produktą.